Sveiki. Ši diena prasidėjo neįprastai. Ir kai paskaičiau dar vieną komentarą, tiksliau postą, kuriame buvo pažymėta, dar kartą 100 milijoninį kartą suprantu, kaip mes privalome garsiai apie tai sakyti. Šiandien tik atvažiavus, tik atidarius mano butikėlį grožio ir sveikatos, dar nespėjau susidėlioti dorai, daiktų atsivežtų, pro duris įeina moteris. Ir sako, va, pagaliau aš jūs radau. Sako, pirmai praėjau pro šalį, jūsų dar nebuvo, o dabar jau jūs esate. Sako, aš noriu to tepalo sąnariam, kur pirkau. Aš ją iš išvaizdos prisimenu, kad buvo moteris tokia, ar ne? Kadangi aš čia Tauragėje esu spaustuvės vienas, Tauragėje esu ne taip senai, tai dar vis pažindinosi su tauragiškiais, galbūt su aplinkinių miestų ir kaimų gyventojais. Labas. Sveiki visi, kas dabar prisijungia. Tai va, tai žodžiu, užsuka jinai ir sako, noriu ortofito tepalo, noriu šito tepalo, sako, ir venom, ir sąnariam. Ir aš sakau, aš nekuriu šitų produktų, bet jūs neįsivaizduojat, kaip man gerai yra, kai žmogus ateina ir sako, kad man padėjo. Suprantat, aš tada suprantu, kad ne veltui aš čia esu, kad ne veltui kažką parekomendavau, kad žmogui galėjau padėti. Ir dar kartą suprantu, kaip tinkamai aš esu pasirinkusi kompaniją, kurios dėka, labas Laimute, kurios dėka aš tikrai galiu padėti žmonėms. Sukurti aš produktų negaliu, aš ne chemikė, bet aš prisijungus prie šitos kompanijos, aš galiu padėti žmonėms. Tai va, tai ta moteris, kuri įsigijo ir Slavitoną, ir venų problemams, ir ortofitą, jau kelintą, nežinau dėl Slavitono, bet jinai atėjo konkrečiai, sako, noriu to ir to, vadinasi, mėginusi ir tą yra tepalą. Sako, pirkau vaistinėje, sako, ne iš tolo. Nenoriu pasakyti, kad tenai kažkas yra blogo, bet yra žmonių, kurie tiki tik vaistinę. Tai aš visada rekomenduoju išmėginti. Va, tai buvo tikrai labai smagu išgirsti, kad žmogus sako, tai yra nelygintina dalykai. Ir taip, šitas ortofito tepalas yra kiekis 120 mililitrų, tikrai labai daug tepalo yra. Ir veikliosios medžiagos čia yra 85 procentai. Tai tie, kurie išmano daugiau chemijos pagrindų, turi kažkokių daugiau negu aš, gali palyginti nuo skausmo tepalus esančius vaistinėje, bet dabar ne apie tai. Tai jūs neįsivaizduojat, labas Rūta, jūs neįsivaizduojat, kaip aš buvau laiminga, kad moteriai padėjo. Ir mes, aišku, įsikalbėjom apie tai, kaip jai dabar skauda sąnarius, kaip sako, užeina vakarais, kad jau būna toks skausmas, kad net, sako, net mano vyro kalba erzina. Ir sako, aš jam sakau, būk geras, dabar patylėk. Įsivaizduojat? Aš visą tą žinau. Nes mano mama pro tą praėjo. Aš labai gerai žinau, kiek bemiegių naktų jai teko išsėdėti, ką naktų dienų. Buvo momentų, kai gyventi nesinorėjo. Aš žinau tos skausmus, aš jai nesakiau. Jai dar tik pradžia. Bet tik tai tiek pasakiau, kad sunku kalbėti yra, kad šitas tepalas ir pleistrai mano mamos pagrindiniai draugai. Tai kadangi jau jai taip padėjo, žinokit, aš šitas laimas. Sakau, aš jums dar ir pleistrus padovanosiu. Ji pirko ortofitą Slavitoną. Aš kad tik tam žmogui padėčiau kuo daugiau. Aš jam dar ir pleistrus padovanau. Čia yra 5 pleistrai, 5 dideli pleistrai, kuriuos mes galim karpyti ir klijuoti ant skaudamos vietos. Ji jų dar nebuvo mėginusi. Tai va, tai sakau, tiesiog va šitai prasidėjo mano diena, ar ne? Nuo to, kad man buvo labai gera, nes aš parekomendavusi produktą žmogui, sugebėjau jam padėti ir žmogus sugrįžta. Tai yra labai smagu.
Ir jeigu dabar sugrįžti apie pleistrus, jūs neįsivaizduojat, kiek aš turiu istorijų, neliečiant mano mamos. Mama jau čia yra praeitas etapas, 40 metų, reumatoidinis artritas, ten jau viskas yra išsukinėta. Ir patys baisiausi skausmai jau praeityje. Ar ne? Dabar aišku užeina, kaip mama sako, kad surakina, tai taip pat užsideda raištę ant kaklo su turmalinu, taip pat pleistrą užsiklijuoja, taip pat ortofitą pasitepa, pas ją prie lovos yra šitas ortofito tepalas. Ir jis su juo visur ir visada, kur be keliautumėm. Ortofitas ir pleistrai nuo skausmo visada kartu su ją. Tai va, ir paskui perskaitau Erikos postą. Kaip retai žmonės dalyjasi gerais nutikimais, ar ne? Jeigu kažkas atsitinka, jeigu kažkoks produktas įsigytas davė rezultatą, tai norma, bet neduok Dieve, kažkur kažkas nedavė tokio rezultato. Tada jau per visus socialinius tinklus viskas yra skelbiama, ar ne? Ir tiesiog skaitau postą Erikos, aš žinau jos problemą. Kai pradėjom rašinėtis, aš prieš metus, gal prieš 2, gal prieš metus, nesvarbu, aš buvau miške. Aš netgi žinau, ką aš dariau, aš grybavau, aš nemėgstu grybauti, man gaila laiko, bet tuo metu aš buvau miške, su tėvais buvau išvažiavusi ir aš prisimenu, kaip aš iš visos širdies iš tikrųjų susiskambinom ir aš kaip galvoju, pamėginti verta, nežinau kiek ten padės, bet pamėginti verta, todėl kad atsiliepimų turiu tikrai labai daug apie tos pleistrus. Man asmeniškai nuo galvos skausmo jie nepadeda, bet man skrandžio skausmą per kelias sekundės nuėmė ir 3 kartai sutapimai negali būti, ar ne? Tikrai taip, dabar paskaitysiu, ką Laimutė parašė. Tikrai taip, vaistinėje tepalai neprilygsta Tiende, tepaliukams visą tai praėjau ir vis dar esu tame kelyje ir labai džiaugiuosi, bet daugiau nematau aš to komentaro, jisai man pasislėpęs yra. Na tiek to, taip Laimučiukai, žinau ir tavo problemą, labai labai tavimi žaviuosi ir didžiuojuosi, nes tu esi ypatinga moteris. Tai va, tai žodžiu, grybaujant, susirašom su Erika, išgirstu jos problemą ir aišku, siunčiu pleistrus. Siunčiu pleistrus ir kaip jau paskaičiau tam postą, ilgas gydymo periodas, ilga reabilitacija ir aš žinau, kad tai dar ne pabaiga, bet mes turime tai, kas palengvina tas problemas. Mes turime įrankius, kuriais galima bent iš dalies sumažinti diskomfortą, kurį jaučiame, ar ne? Tai va, tai žodžiu, postas didžiausia padėka, aišku, visiems, kurie padėjo ir man už tai, kad aš parekomendavau pleistrus. Ir žinot, kas dar yra? Labai dažnai girdim, kad čia tos tinklinio marketingo moteris vienos kompanijos viena kitai komentuoja. Taip, žinoma, mes palaikom vieną kitą, mes tikrai komentuojam ne tik savo komandos nariams, bet ir kitų šakų komandos merginoms, nes posto pakelimas nieko nekainuoja, bet žmogui, kuris jį padarė, reiškia labai daug. Taigi, mes tikrai tai darom, bet kai pakomentuoja, kai tokią atsiliepimą parašo visiškai, ne šitos kompanijos atstovė, galima sakyti, ji visai nesuinteresuota, ar ne, kad man ten kažkas pasisektų. Ji tiesiog nuoširdžiai džiaugiasi ir dėkoja. Žinokit, aš esu euforijai, aš esu 9 dangui, mano širdis vis apsipylusi medumi, nes aš ir dar kartą įsitikinau, kad man pavyko padėti. Aš nekalbu, kiek daug istorijų Klaipėdoje, kai dar dirbau, kai dar turėjau krautuvėlę. Ten istorijų milijonai, kur moteris ateidavo ir paskui man atsiliepimus sakydavo, dėja, jie visi būdavo pasakyti žodžiu, ar ne? Bet prisiminsiu tokius galbūt išskirtinesnius atvejus, kai atėjo moteris, kurios vyras vėžiu sirgo. Kas mane pažįsta, tikrai žino tą istoriją, nes aš pasakoju labai dažnai. Todėl, kad man tai buvo vau, visada man yra vau, bet kad buvo tikrai vau. Atėjo moteris labai nusiminusi, žodžiu, visą istoriją išgirdau, išpasakojo, kaip jai ten gyvenasi, kol vyras buvo sveikas ir panašiai. Ir iššast liga. Ir viskas griūva, nes viskas buvo vyrui ant pečių. Ji net mokesčių nemokėjo mokėti. Ką jau kalbėti apie vairavimą. Žodžiu, viskas griūva. Ir atėjusi man pasakojo, žinot, ką reiškia gyventi su tokiu ligoniu, kuriam viskas yra blogai. Ir aš juos pilnai suprantu.
Taip, tai aš vėlgi tada, žinoma, aš jai padovanojau pakuotę pleistrų, tik tuomet, dabar jau šitų pleistrų nebėra, Dongfengas, prisimenu, toksai buvo. Ten buvo ypatingai stiprus pleistras nuo skausmo. Aš jai padovanojau pakuotę šitų pleistrų. Sakau, visada linkiu, kad padėtų žmogui, kuris įsigyja pleistrus, ar įsigyja tepalą nuo skausmo. Visada linkiu, kad padėtų. Bet jūs neįsivaizduojate kaip tą kartą. Mintimis aš troškau, kad bent iš dalies tam žmogui palengvėtų, daug vilčių neturėjau, įsivaizduokit, vėžys ir kokie skausmai. Ir ką tas pleistras, aš patigi skeptiškai galvoju. Nesuprantu, sunku buvo suvokti, bet vis tiek, kadangi aš padovanojau, aš visą širdimi meldžiausi, troškau, kad bent iš dalies tam žmogui padėtų. Ir už savaitės ateina moteris, ta pati moteris, sako, žinokit, jam palengvėjo, sako, aš noriu pirkti. Jūs galite įsivaizduoti. Man nesvarbu, jinai nori pirkti, nenori, aš ten dvigubai daugiau visada pridėdavau ir pridedu. Bet man buvo svarbiausia išgirsti tai, kad jam palengvėjo. Tai va, tai viena istorija yra. Po to mes su tą moterim daug bendravom, jis dažnai pas mane užsukdavo ir jie įveikė tą ligą. Nežinau šiai dienai, kaip ten yra ta situacija, bet po kažkiek tai po metų, po 2 jie atėjo visai kitokia moteris, stipri, savarankiška ir pasidžiaugė, kad vyras įveikė ligą. Dar viena situacija labai trumpai, irgi apie tos pleistrus. Užbėga kartą moteris, maždaug mano amžiaus, visa sudirgusi, visa įsitempusi, po darbo tikriausiai, pasisveikino, sako, nesuprantu, ar čia pas jumis yra kažkokių tai pleistrų stebuklingų? Sakau, apie kokius pleistrus mes kalbam. Pleistrų yra, o ką turim omenyje? Nežinau, sakė. Mama pasakė, kad yra maždolėjų krautuvėlė, kur yra kažkokie tai pleistrai, vaistai nepadeda, pleistrai padeda. Man buvo taip smagu išgirsti, sakau, kažkokie tai žali. Žodžiu, aš jai parodžiau, sakau, yra butong, iš kinų kalbos išvertus reiškia be skausmo, yra jankang, daugiau sąnariam pritaikytas, ar ne, sąnarių uždegimą gydo, šitie pleistrai ne tik nuo skausmų, jie uždegimą gydo. Žiūrėjau, sako, va šitie. Žodžiu, sako, man 5. Nu, aš jai padavau tas 5 pakuotės. Ir jinai, dar pasišnekėjom, aišku, truputėlį, aš kaip visada pamėginau pašmaikštauti, susidraugavom ir išsiskyrėm. Po kažkiek laiko jį vėl ateina. Nesuprantu, sako, aš jau tokia draugiškai nusiteikusi, jau žino, kur eina, žino, ko reikia. Sako, nežinau, sako, aš nesuprantu, sako, tos mamos. Sako, ji net operuotis nebenori, kažkas ten įskauda, nepamenu. Sako, jei vaistai nepadeda, jai padeda tik tie pleistrai. Sakau, nes suprantat, brandžiam amžiui žmogus, jis dažniausiai netiki tokiais dalykais, ar ne? Jam duok vitaminų saują ir pasakyk, kad vaistai ir jam padės. Tai labai retas atvejis, kada brandžiam žmogui gali padėti pleistrai arba tepalai, nes aš irgi esu netgi dovanojusi amžinatilsį vienam artimam savo žmogui tepalo nuo venų, jam reikėjo tik pasitepti, bet aš abejoju, ar jisai tepėsi. Sakė, nieko nepadeda. Tai vėlgi yra nusistatymas visų pirma, ne? Ir visų antra, sakau, jeigu jau brandus žmogus sako, kad jam padeda pleistras labiau negu vaistas, tai čia jau yra, vau, čia jau yra aukštasis pilotažas, ar ne? Tai va, ir kur einam? Tai sakau, ta mano euforija, tas mano dėgymas, mielieji, pasidalinkit šituo filmuku su visais, kam kažkur kažkas skauda. Su visais, kam reikia pagalbos. Aš ar bet kuris kitas žmogus, galbūt kas pasidalins šituo filmuku, taip pat yra Tiende kompanijos atstovas. Jam rašykit, dabar yra nuostabus pasiūlymas, nuostabi galimybė įsigyjant 2 šituos pleistrus arba 2 šituos pleistrus, tai yra 10 pleistrų, nes 5 pakuotėje. Dovanų mes gauname Jošems pleistrą, inkstams, pūsliai. Ir mano aplinkoje yra žmogus, kuris turi problemų su inkstais. Tai šita moteris sakė, aš neįsivaizduoju savo gyvenimo be šitų
pleistrų. Matot, netgi krioklys pavaizduotas, kad tai būtų panašu kažkas su šlapimo sistema susiję. Žodžiu, nugara, inkstai, pūslės, visokios problemos. Tai čia šitie pleistriukai yra išsigelbėjimas. Taigi, dar kartelį kartoju. Perkant 2 jankangus skirtus sąnarių skausmams malšinti, dovanų Jošen fortas, pleistras, Jošen forte. Perkant 2 butongus, kurie yra nuo visų skausmų, tiesiog, vėlgi yra Jošen forte, pleistras, dovanų. Tai va, mielosios ir mielieji, sveikatinkimės nevartodami chemijos. Jeigu tik įmanoma išvengti skausmą nevartojant cheminių preparatų, tai kodėl to nepadarius? Nes aplink mus netgi pati aplinka tiek visokių kenksmingų faktorių, kad, bent jau vaistų, jeigu kiekį mums pavyktų sumažinti, ir tai jau būtų labai gerai. O dabar ačiū dar kartą, Erika, tu man taip pradžiuginai dieną. Taip smagu žinoti, kad galėjai padėti kažkam tai. Va. Ir tada žymime žmonės, dalinamės filmuku ir gelbėjam vieni kitus. Ir padedam vieni kitus. Kai būsim suinteresuoti, neparduoti, o padėti, pamatysit, kiek daug atgal jums sugrįš. Tai gražios likusios dienos, o aš einu toliau darbuotis.